mano mylimi žiūrovai, ačiū, kad šiandien vėl užsukote į mano kanalą ir aš šiandien su kitokiu video pabandysiu pakalbėti apie tikrą sėkmę. Nežinau, šiandien mano tokia nuotaika, kad aš gal esu labai laiminga ir nutariau pakalbėti apie tokį dalyką, kuris ir iš tikrųjų mus daro dar laimingesnius, nei esam iš tikrųjų. Aš galėčiau apibūdinti sėkmę tokiais dviem kriterijais. Ar aš jaučiuosi, kad mane lydi sėkmė ir ar man atrodo, kad aš esu sėkminga ir kaip mane vertina mano aplinka. Ar jie mano, kad man gerai sekasi ir ar mane lydi sėkmė. Tai išskirčiau šios būtent du kriterijus. Aš galėčiau išreikšti dar kelis kriterijus, kurie mano nuomonė ir sudaro tą visą bendrą sėkmės sąvoką. Norint mums sulaukti, pajausti tikros sėkmės skonį, reikia turėti tikslą. Nes žinote, be tikslo, nežinau, tos dienos eina, jos monotoniškai kartojasi, rutina, mes atsikeliam, kažką darom, mes miegam, mes vėl atsikeliam ir taip toliau. Ir jeigu mes gyvenime savo neišsistatome tam tikrų tikslų, tai yra abejotina, kad mūsų gyvenimą lydės sėkmė. Tad kalbant apie tos tikslus, aišku, tai neturėtų būti tikslas, šiandien aš išsikėliau tikslą išsiskalbti rūbus. Mes ne apie tokį tikslą kalbam, mes kalbam apie tai, kas jums asmeniškai teiktų didžiausią malonumą ir dėl ko jūs gyvenate, gal jūs, pavyzdžiui, esate, nežinau, kokie pašvesti savanorystei. Ir jūs matote, kad jūsų gyvenimo yra tikslas, pavyzdžiui, prižiūrėti kažkokius senelius ir jūs prie savo galbūt kažkokios pagrindinės veiklos norite tai daryti ir jums tas dalykas telks didžiulį malonumą ir jūs jausitės sėkmingi, nes jūs darote tai, ką jūs norite daryti ir jūs galų galiai įgyvendinate savo tikslą. Ir nereikia jų persikrūti, prisikurti daug, geriausia eiti tikslingai viena linkme ir tada mes tikrai pajausim pilnavertiškumo jausmą ir jausimės tokie laimingi ir sėkmingi ir tada galėsime dalintis savo patirtimi su aplinka. Viskas, ką jūs darote, turi vesti į konkretų tikslą. Ir kai mes turime tikslą, mes atrandame atrandame tokias savybės, kurių net nežinome, kad galime turėti ir mums tada atsiranda noras to tikslo siekti ir mes greičiau tą tikslą pasiekiam, kai mes esam suformulavę savo asmeniškai, ko mes norime iš gyvenimo ir be tikslo pasiekti sėkmę, nežinau, yra sudėtinga. Aišku, kaip ir daugelis gal sutiktų su manimi, kad ta sėkmė, jinai yra toksai labai abstraktus dalykas. Būtent prisivilioti sėkmę, tai reiškia prisivilioti galimybės. Ir kai atsiranda tam tikros galimybės, jūs greičiau pasiekite tikslą ir tada sėkmė jūs labai greitai aplanko. Aišku, yra ir tam tikrų žmonių, kurie nuoširdžiai atlieka tam tikrus veiksmus ir tikisi, kad kada nors išauš jų laimės valanda, bet nepasiekia savo tikslo, nes matomai yra per mažas noras. Tad turint tikslą, labai svarbu save motyvuoti ir nenuleisti rankų to tikslo siekti. Tad vėlgi tikslas nuo didžiulio noro yra du kaip ir neatsiejami dalykai. Tada galėčiau apibrėžti kitą kriterijų, tai sėkmės vidurkis, gal taip apibūdinčiau, mes turime suvokti, kad mūsų gyvenimas kaip kokie amerikietiški kalneliai. Kylam, leidžiamės, lygiai tas pats ir su sėkme. Mes jaučiamės gal, nežinau, mėnesiai sėkmingi ir nedaug dieve kažkas įvyksta. Mes tarsi nupuolam žemyn.
ir tarsi sėkmės nebebūta ir viskas išgaruoja. Tad mums reikia suvokti racionaliai, kad sėkmė yra neatsiejama ir nuo nesėkmės. Tad jeigu jūs gyvenote 5 metus sėkmės lydimi ir atėjo toks periodas ir jūs, nežinau, pradedate kaltinti visus save, pasaulį, kodėl kažkas atsitiko taip, kodėl ne kitaip ir kodėl dabar viskas taip apsivertė aukštyn kojom. Na, tai normalus dalykas ir jūs turite tai priimti ir vėl gražiai koja kojon siekti savo išsikeltų tikslų ir nenuleisti rankų, net jeigu jums atrodo, kad dabar yra labai sunku, ta pati sėkmė nuo jūsų nusisuko ir kaip čia dabar reikės gyventi. Niekada negalima pasiduoti. Tada ir sėkmė, pabėgus nuo jūsų, pamatys, kad vėl gali sugrįžti ir sugrįž dar didesnė jėga, kuri jūs vėl stums į priekį ir jūs tą savo sėkmę parodysite tiek savo, tiek savo aplinkiniams ir visi už jūs bus labai laimingi. Kitą dalyką išskirščiau kaip kainą, gal toksai keistas dalykas, bet manau, kad jūs ir patys savo asmenime gyvenime, gal draugų, gal pažįstamų rate, turite tokių pavyzdžių, kai atrodo viskas yra labai gerai, žmogus turi ten, nežinau, namą, išsvajotą mašiną, puikų, gerą darbą ir toliau kyla karjeros laiptais, tačiau širdyje jaučiasi nepatenkinti, nelaimingi ir kažko atrodo gyvenime jiems dar trūksta. Taip kad turtai ir negaliu sulyginti, kad turtai mums atneša sėkmę. Gali būti tas benamis žmogus, prašantis išmaldos prie bažnyčios ar rotušės aikštėje ar nesvarbu kur. Ir jisai gaudamas ten centą, 5 centus, aš kalbu apie tuos normalesnius benamius, kurie nelekia iškart pirkti, gerti. Ir jie džiaugiasi tuo momentu, ką jie turi ir jie jaučiasi sėkmingi, nes juos apdovanojo paprastas praeivis žmogus. Tai labai kontrastingas pavyzdys, nuopolis nuo labai turtingo iki benamio, bet tikrai aš esu turėjus pavyzdžių gyvenime, kai atrodo viską žmogus turi, bet jisai nesijaučia sėkmingas, jis nesijaučia laimingas ir jam vis kažko trūksta. Ir tikrai negalima sėkmės tapatinti su turtais. Bet vėlgi iš kitos pusės, kai mes norime pasiekti sėkmę, mes turbūt savo išsikeliame daug tikslų, mokykloje egzaminus gerai išlaikyti, įstoti ten į universitetus, gal kažkur į užsienį važiuoti studijuoti ir vis mes taip savo palaipsniui gyvenimui keliamės tuos tikslus ir realiai norint pasiekti tuos tikslus reikia pinigų. Bet čia natūralu, nes mes be pinigų kaip ir nelabai ką galime padaryti, bet kalba eina apie tai, kad didžiulis pinigų kiekis tikrai nepadaro žmonių labai sėkmingais ir labai laimingais. Tad turėkit minty, jeigu jūs pasieksite didelių aukštumų ir tapsite labai turtingi, tai žiūrėkite į savo vidų ir nuolat stebėkite, ar pinigų kiekis jūsų kaip tik nedaro nesėkmingesnių ir nelaimingesnių. Dar išskyriau tokį dalyką kaip pasitenkinimą. Jisai gal yra labai panašus, galėčiau tapatinti kažkiek su tikslo išsikėlimu, bet mums labai svarbu rasti tam tikras veiklas ar ten, nežinau, surasti tokius žmonės, su kuriais bendraujant mums būtų gera, kurie mums teiktų pasitenkinimą, galbūt, nežinau, mokytojas, kuris tikrai šiais laikais daug neuždirba, bet jis eina į darbą su užsidegimu ir jisai moko mokinius, perteikia savo patirtį, perteikia žinias ir tas darbas jį daro tokiu laimingu ir jis jaučiasi sėkmingas. Ir jis jaučiasi, kad jisai sugavo savo sėkmės paukštę ir nesvarbu, kad jisai gal daug pinigų neuždirba, bet
jisai jaučiasi gerai, nes yra savo tikrose rogėse, kaip aš sakau, ir važiuoja savo tinkamu keliu. Tai kalbant apie kiekvieną iš mūsų, kad mes turime daryti, kas mums teikia pasitenkinimą ir žiūrėkit, dirbant stropiai, nuoširdžiai, atiduodant visą save, vieną dieną galite pasiekti aukštumų. Ir kai darote savo darbą su dideliu užsidegimu, su meile, tada vėlgi yra tas jausmas į aplinką, aš nežinau, aš esu be galo tuo tikinti ir aš matau žmonės, galbūt ir mano aplinkoje tokie žmonės, kad aš gal ir pasirinku tokius, kurie asmeniškai yra panašus į mane, su kuriais gera bendrauti, kurie šypsosi, kurie daro tai, ką jie nori daryti, kurie siekia gyvenime tų tikslų, kurie nebijo nusivilti, nebijo vėl kilti ir pakilti dar aukščiau negu buvo. Tai aišku, čia aš kaip sakau, galima kalbėti valandų valandas, kažką patarti, mokinti, bet čia yra daug tiek sudėdamųjų dalių ir norint jas visas įsisavinti, reikia labai gerai apgalvoti, pasižiūrėti į savo mąstymą, ar jūs sutinkate su šiais kriterijais ir jeigu sutinkate, tai judėti pirmin. Ir tikrai jūs sėkmė turi aplankyti, nes sėkmė yra toks dalykas. Jisai pritraukia žmonės, kurie tiki sėkme ir kurie labai nori būti sėkmingi ir laimingi. Tad šiandien baigiu savo tokį nestandartinį video, gal tai yra tiesiog mano pamąstymas, pakalbėjimas, bet aš turėjau šiandien tokią nuomonę, norėjau ją su jumis pasidalinti. Tikiuosi, kad kažkam šis video buvo naudingas ir kažkam įkvėpimą suteikiau, kad jūs tikėkite savimi, tikėkite savo svajonėmis, tikslais ir jūs pasieksite visko, ko norite ir tapsite tokie sėkmingi, kad jūs rodys per viso pasaulio žinias ir apie jūs parašys knygą biografinę, kaip toks žmogus, kaip jūs tapote itin sėkmingu. Viskas yra įmanoma, nenuleiskime rankų, tikėkime ir motyvuokime save. Ačiū, kad esate su manimi, be galo, be krašto esu dėkinga jums už tai ir iki kitų susitikimų.